Ir tai papasakojom istoriją apie Amalakį Ekadašį. Amalakį Ekadašį istoriją, jo šlovę ir istoriją netgi su ją susijusią. Tai Mandhata ryšys. Vienas išminčius paklausė dar galingesnio išminčiaus Vašištos. Jo paklausė, sako, papasakok tu man apie Amalakį Ekadašį. Ir jisai pradėjo pasakot, kad buvo tokia karalystė, Vaidhišta. Ir jos karalius buvo labai dorybingas ir jisai visą karalystę valdė remdamasis vedų nurodymais, tai reiškia, dieviškai valdė. Taip ją gerai valdė teisingai, kad visi gyventojai, jie išmanė kuo puikiausiai vedas, netgi šūdros, brahmanai, vaišės ar visos klasės. Nebuvo žmogaus jo karalystėje, kuris neišmanytų gerai šventraščių. Ir visa karalystė, visos karalystės gyventojai garbino taip pat Višnu, Krišną garbino, jisai pats garbino ir Krišną, taip pat jisai mėgo ir Šyvą, turėjo ir Šyvą lingam, tai garbino ir Šyvą ir Krišną. Tokiu būdu visa karalystė jinai klestėjo. Niekas neturėjo lygų, buvo pilnai materialiai pasiturintys visi, neturėjo jokių problemų, aplamai rūpesčio ar proto, kažkokių tai agonijų. Gamta tuo metu taip pat jinai buvo labai palanki, jiems lietus ir buvo tiek, kiek jo reikia, nebuvo nei per šalta, nei per karšta. Net pati gamta jinai iš to dorybį, kadangi tai jų karma visa dorybinga, tokia buvo gera visų tų gyventojų iš tos karalystės, kad net pati gamta jinai negalėjo veikti kitaip, tik tais pozityviai tos karalystės atžvilgiu. Ir šito karaliaus vardas buvo Čitraratha karaliaus vardas ir jo šlovė sklido aplinkui, jis turėjo labai didžiulę galią, buvo labai galingas ir stiprus ir visi mylėjo, iš tikrųjų, visi mylėjo karalystės gyventojai ir taip pat jie laikydavo visi Ekadašių, reiškia 2 kartus per mėnesį yra Ekadašiai ir būtent visos karalystės gyventojai ir jisai pats karalius, jie laikydavosi Ekadašio. Ir kaip tik atėjo Amalakį Ekadašis. Ir Amalakį Ekadašis jisai, kaip Vašišta jisai pasakojo, jo laikymasis prilygsta arklio, reiškia, aukojimui, yra tokia Ašvamedhja jagė, prilygsta Ašvamedhja jagios aukojimui ir prilygsta netgi 1000 karvių, jeigu mes dovanotumėm brahmanams ar ne šventikams, atliktam didžiulės, reiškia, aukų didžiulius atnašavimus, tai prilygsta būtent šitas Amalakį Ekadašis, kas jo laikosi, kas badauja dieną, badauja naktį, nemiega dieną, nemiega naktį, tai yra toksai jo laikymasis. Tada jisai gauna jo pilną palaiminimą. Taigi šitas Ekadašis jisai prilygsta to, kad, reiškia, net Ašvamedhja jagė pranoksta. Kaip 1000 karvių būtent padovanoja, reiškia, brahmanam šventikam, tai tokią naudą galit gauti. Ir tokiu būdu šitas karalius, jisai, žinodamas šitą šlovę, šitą Ekadašį, jisai labai rūpestingai pasirūpino, kad visi gyventojai ir jisai, reiškia, jo tinkamai laikytųsi. Jie įsimaudė, visi susirinko ir tada jie susirinko yra toks Amalakį medis, dėl to tas Ekadašis vadinasi Amalakį medis, tai yra kaip ir Brahmos medis, jisai šventas medis skaitosi, jie susirinko po to medžiu ir būtent taip reikėtų laikyti šito Ekadašio, bet aišku, sunku būtų rasti Amalakį medį, Indijai galima rasti lengvai, yra tam tikros vietos, nebūtinai Indijai, yra vietų, kur tropinėse, kur galima rasti šitą medį, bet Lietuvoje, kiek žinau, šitokio medžio nėra, Amalakį medžio, bet taip pat šventraščiai sako, kad galima atlikti šitą visą ritualą ir po tulasi medeliu, o tulasi medelį kai kas netgi gali auginti namuose, augina Lietuvoje, žinau, kas turi namuose. Taigi, jie susirinko visi po Amalakį medžiu, būtent pagarbino patį medį, reiškia, apėjo aplink jį, būtent gilėjom visą jį, papuošė šitą medį, brangakmeniais įvairiausiais papuošalais, auksu, sidabru ir taip pat jie paėmė dievybę, padėjo šalia šito medžio, reiškia, Krišnos dievybė, Krišnos murti padėjo
ir jai meldėsi, jie garbino, siūlė smilkalus, siūlė, reiškia, ugnelę, maistą aukojo šitai dievybei, pagarbino ir savo maldomis šlovino. Ir visą naktį visi gyventojai, visą dieną ir visą naktį jie garbino, reiškia, dievybės, jie pasakojo istorijas, Krišna lylas, ir visą naktį jie šventė ir dainavo, ir šoko, ir būtent pasakojo visą naktį taip pat visas istorijas apie Krišną, apie Hari, reiškia, Keišavą. Ir taip nutiko, kad vienas žmogus, medžiotojas, kuris negyveno šitoje karalystėje, bet gyveno už karalystės ribų. Ir jisai bemedžiodamas, jisai medžiojo visą dieną ir nesėkmingai medžiojo. Jisai išėjo iš ryto, anksti medžiot, ir jisai visą dieną nevalgęs, negeręs prabuvo. Jam nebuvo sėkminga medžioklė, jisai vis tikėjosi laimikė ir, reiškia, nieko nesumedžiojo ir jau, kaip ir norėjo, galvojo, keliausiu namo. Bet pakeliui jisai pamatė šitą ceremoniją, o čia kažkas vyksta, ir ten buvo labai gražus šviesos, reiškia, lampados, tokios apšvietimai, šoko, dainavo, ir taip jam patraukė dėmesį, ir tada jisai pasislėpė, reiškia, iš toliau ir stebėjo šitą visą šventę, ir ta šventė jam labai patiko, pasakojimai, šokiai, ir visas tai buvo su Dievu, reiškia, tokie kaip šokiai, kaip spektakliai, kur, reiškia, per šokį išreiškiami yra Dievo transcendentiniai žaidimai, lylos, tada pasakojo, būtent istorijas pasakojo, ir jo patraukė dėmesį, ir jisai visą naktį taip pat, visą dieną jisai buvo, kadangi medžioklė buvo nesėkminga, jisai negrįžo namo, visą dieną jisai pasnikavo, badavo automatiškai, ne to tiesiog savaime. Tada atėjo vakaras ir jisai pamatė šitą ceremoniją, reiškia, šitos karalystės vedamą, ir jisai stebėjo ir buvo labai sužavėtas, reiškia, visą ceremoniją, tiek, kad jisai iki pat ryto, reiškia, kiek tas šventė vyko, tiek jisai pasislėpė, stebėjo visą, kas tenais vyksta. Ir kai atėjo rytas, reiškia, jis išsisklaidė, visas karalius išjojo, reiškia, visi gyventojai iškeliavo po namus, reiškia, tas medis liko Amalakį papuoštas, viskas labai gražu. Ir šitas medžiotojas, jisai taip pat patraukė link namų, jisai grįžo namo, kaip tik užvalgė, ir praėjus kuriam laikui jisai apsirgo stipriai ir jisai paliko kūną. Bet tas laikas įvyko labai greitai, tenais kelių dienų bėgyje jisai labai stipriai susirgo ir tiesiog paliko kūną. Ir tuomet jisai gimė būtent šito ekadašio, jisai laikėsi šito ekadašio nesąmoningai laikėsi ekadašio, būtent ir dar prie viso to jisai girdėjo tiek daug istorijų apie dvasinę, apie Krišną. Ir tada, kai jisai paliko kūną, būtent šito ekadašio dėka tiek jis apsivalė, kad jisai gimė karaliaus sūnum. Ne šitoje, kitoj karalystėje jisai gimė kaip karaliaus sūnus Vasuratha. Jo vardas buvo Vasuratha. Ir Vedose yra, reiškia, truputėlį istorija apie jį, Vasuratha. Ir kai jisai užaugo, reiškia, buvo toks gražus, pasakojo, kad jisai buvo gražus, spindintis kaip saulė, stiprus, labai stipriai sudėtas, turėjo labai didžiulę galią, išmintį. Ir kai jo tėvas, reiškia, iškeliavo, jisai perėmė karalystės valdymą ir karalystę jisai valdė pačiu geriausiu būdu taip pat. Jisai iš praeito gyvenimo, kai jisai visą naktį klausėsi būtent šitų visų vedinių Krišnos istorijų, lilo, jam sieloje, širdyje giliai liko visą tai. Ir jisai, kai jisai to karalium gimė karaliaus sūnum, jam iš vidaus jisai prisiminė įvairiausias Krišnos žaidimus, lylas, jis pradėjo studijuoti, jo tai labai patraukė jį, nuo pat prigimties įtraukė dvasiai dalykai, jisai studijavo šventraščius, reiškia, garbino taip pats ir Krišną, Hari garbino, reiškia, Keišavą, jis labiau garbino Keišavą, jo buvo mėgstama dievybė, reiškia, yra Krišnas, kitas vardas yra Keišava, taigi, kuris įveikė visus demonus, nužudo. Ir tokiu būdu jisai pačiu geriausiu būdu valdė karalystę, pats buvo dorybingas, reiškia, doras karalius ir labai galingas. Ir aplink jo karalystę gyveno barbarai gyveno. Ir tie barbarai, jie puldavo, reiškia, jo karalystę, tai jisai
irgi vyko mūšis, reiškia, jisai juos įveikė ir nuramino, reiškia, tos barbarus. Bet vieną dieną jisai medžiojo, nuklydo labai toli, reiškia, nuo savo rūmų, nuo savo karalystės, reiškia, labai daug miškai ir jisai pasiklydo. Atėjo link vakaro, jisai pasijuto labai pavargęs, tada jisai tiesiog po medžiu jis atsisėdo ir ranką padėjęs, o taip padėjęs ranką tiesiog. Ir tokiu būdu jam bemiegant, iš vienų barbarų genties, su kuriais jisai kovojo, reiškia, jie laikė šitą karalių savo didžiausiu priešu. Jie eidami pamatė šitą karalių. Nustebo, žinoma, miegantį, ir jie nusprendė jį nužudyti. Susirinko ginklus, pasikvietė kitus, reiškia, genties narius ir jie tokiu būdu bandė jį nužudyti. Jie naudojo ietis, jie naudojo kardus ir jie, kaip tai bandydavo jį pulti, reiškia, tie ginklai jo nelietė, reiškia, jiems niekaip nepavyko. Ginklai jo nelietė. Kaip jie bebandė jį nužudyti, jį miegantį ginklai jo nelietė. Ir tuo metu jie tiesiog tokie buvo apimti tokios baimės didžiulės, dėl to suprato, kad čia vyksta kažkas tokio, kas jie nesupranta. Ir kaip pasakoja, kad jie iš tos baimės prarado net intelektą, nuovoką. Ir tuo metu iš Vasuratkos pasirodė viena dievybė, moters pavidalu, labai gražaus įspūdingo grožio, su girlianda, pasipuošus, visas spindinti ir švytinti, įstabaus grožio moteris. Ir jie ją pamatę, labai nustebo, bet šita moteris, išėjus, jinai suraukė savo antakius ir įsikvietė Sudaršana čakros tokį ginklą, reiškia, ir nukirto visiems galvas ir visus išžudė. Ir Vasuratka, jis pabudo tik tai po to, ir kai jisai pramerkė akis, jis pamatė, tiek čia guli ir čia priešai, jis atpažino šitos barbarus, šitie priešai, reiškia, šitos genties, su kuriuom jisai kovoja, dar kurie buvo likę jo kaip priešai, ir jisai negalėjo nustebo, kas čia atsitiko, kaip čia jie, iš kur čia jie, ir iš dangaus pasigirdo balsas, reiškia, sako, kas dar galėjo tai pasielgti, sako, tai yra tavo viešpats, reiškia, Keišava. Jisai būtent jo garbino dievybė buvo Keišava, tai yra kitas Krišnos vardas, ir sako, tai buvo Keišava, reiškia, tai va tokia istorija, ir jisai grįžo į karalystę su dar daugiau didesnio tikėjimo, ir tokiu būdu, šitas karalius, tai yra malonė visą jisai gavo, tiek, netgi pats Hari pasirodė, reiškia, apsaugo jį mirties momentu. Jisai gimė karalium, nors buvo prieš tai medžiotojas. Yra momentas, kad jisai buvo prieš tai medžiotojas ir nužudė labai daug gyvūnų, reiškia. Buvo kaip nuodėminga siela, bet būtent šito ekadašio besilaikymo dėka, jis tiek apsivalė, tiek įgavo dorybės, kad kitą gyvenimą gavo karaliaus, reiškia, gimė kaip karaliaus sūnus. Ir dar plus ne tik tai, kad, reiškia, karaliaus sūnus klesinčiai gyveno ir tapo karalium, ir dar prie viso to gavo malonę, reiškia, apsaugą pačio aukščiausiojo. Hari. Hari tai yra bendrai kreipinys į Dievą, reiškia, į visas Dievo formas. Taigi Keišava, reiškia, atėjo, išgelbėjo. Tai va tokia istorija, reiškia, pašlovinant šį ekadašį, ir to ekadašį laikytis labai yra palanku. Aišku, pilnas ekadašį laikymasis tai būtų visą dieną nevalgyti ir visą naktį nevalgyti, visą dieną nemiegoti ir visą naktį nemiegoti, o budrauti. Ir dienos bėgėje kartot mantras, šlovinti Krišną, skaityti šventas knygas. Ir dar, kaip pasakoja, kad reikia būtent po šventuoju medžiu pagarbinti tą medelį, šventą medį, tai amalakį. Bet jeigu nėra amalakį, galima pagarbinti tulasi. Ir tada, reiškia, dievybė, būtent Krišnos dievybė, galite pagarbinti. Reiškia, geriausių būdų, kaip jūs tai sugebat. Jeigu to neišeina kažkaip tai fiziškai galbūt aplinkybės, jūs galite pabandyti tą padaryti savo mintyse, meditacijų, įsivaizduoti, reiškia, amalakį medį. Reiškia, jį pagarbinti, aplinkį apeiti, jį papuošti, reiškia, pašlovinti, tada pastatyti Krišnos dievybę, reiškia, galima pastatyti Radharanį ir Krišną, padaryti jam pūdžią, reiškia, pasiūlyti gėlių, girliandų, maisto, galima tai padaryti ir mintyse.
tai irgi labai galingai veikia. Nes iš tikrųjų visas mūsų garbinimas, visi ritualai, kurie dvasiniai, jie turi privesti mūsų širdį ir mūsų vidų, mūsų širdį ir mūsų protą turi privesti prie šito veiksmo. Jeigu mes lenkiamės išoriškai, bet mūsų protas kažkur tai turgui tuo metu, ar ne, arba darbe, arba verda valgyti, tai reiškia, tai nėra nusilenkiamas mūsų. Mes kai kūnas lenkiamės, mūsų protas turi lenktis ir širdis, jausmas, emocija. Tai tik tada bus tikra. Tai va tiesiog turėkite tą omeny. Ir gero kedašio, Amalaka kedašio. Ir yra ypatingas dalykas, kas girdi klausos šitos istorijos, taip pat gauna labai didžiulius palaiminimus, būtent dalį šito kedašio vaisiaus jisai gali paragauti, netgi išgirdę šitą istoriją.